Sveiki, mėlyje, štai vėl pradedu naują vlogą ir būtent šitas vlogas prasideda, kai yra 22 valanda paskutinės senųjų metų, 24 metų vakaro dienos. Ir štai aš sėdžiu prie eglutės, prie mūsų šventinio stalo. Edmundas iškepė kepsnių ir padarė mišrainės. Taip pat padarė sumuštinių su lašiša ir pirko tortą. Žvakė dega su 3 liepsnom. Gavau dovanų nuo savo sesės kalėdų progą. Taip pat 2 taurės mums 2, nes daugiau niekas nešvenčia su mumis. Ir putojančio vyno butelis. Tai tokios kuklios mūsų naujųjų metų vaišės. Nu, nepasakyčiau, kad kuklios, sočios, iš tikrųjų sočios, skanios. Ir mes dabar kaip ir dviese, gal kas matėt praeitą vlogą, žinot, kad mes švenčiame dviese arba 3 su keviuku, jeigu skaičiuosime keviuką. Ir taip mes sutiksim naujus metus. Dar liko 2 valandos iki vidurnakčio ir mes pavalgysim, paskui prisėsim prie televizoriaus ir tiesiog leisim laiką kaip norime. Ir mums nereikės prie nieko taikytis. Kartais naujieji metai švęsti dviese yra labai gerai. Nes kai tau yra virš 40, tai norisi ramybės, norisi namų jaukumo, o nuėjus į svečius arba turint svečių, to nelabai ir gausi. Tai va, aš pradėsiu valgyti. Čia yra vištienos krūtinėlės kepsnys su balta mišrainė, kaip įprasta balta mišrainė. Tai kągi, paskui rodysim, ką mes toliau veiksime. Turbūt eisim žiūrėti fejerverkų 12 balkoną, jeigu kivis labai nestresuos. O jeigu kivis stresuos, tai eisiu su kiviu į vonę slėptis. Nes dar pasimsiu skanumynų, nes šunys kartais labai bijo ir aš nenoriu, kad mūsų kivis pajaustų labai didelį stresą. Taigi dabar ragausiu, ką vyras iškepė. Skanu. Labai skanu. Kaip visada. Taigi, mėlyje, ką tik atėjo 2025 metai. Visus sveikinu su naujais metais, naujų įspūdžių linkiu, naujų tikslų išsikėlimų ir taip pat tų pačių tikslų įgyvendinimo. Būkite laimingi, mylėkite vieni kitus, gerbkite vieni kitus ir džiaukitės tuo buvimu šalia artimųjų. Su naujaisiais metais. Iš anksto kiviu truputį pasivaikščiot, prisėdau ant suoliuko, tai kivis ieško kažko įdomaus šitoje prie garažo, čia tarp garažų, bet aš ne tarp garažų, prie garažo, tai jis apsuko šniūrą aplink šiukšliadėžę, bet paskui pats moka apsukti. Tai biškį pailsėsiu, pasidėsiu ir eisiu toliau, nes iš anksto kiviu pasivaikščiot dėl to, kad Edmundas miega ir man nėra kas veikti ir žodžiu, įdomu pasivaikščioti. Kaip ir sakiau, pasivaikščiojame su keviuku. Paskui mes su keviuku nuėjom prie Rimi paštomato. Rimi paštomatas yra prie prekybos centro Arena. Ten yra Rimi ir kitokios parduotuvėlės. Ir pasiėmėm siuntinį. Bet pirmiausia, noriu jums parodyti kitus dalykus. Tai yra mano spaudimo matuoklis. Ir kaip žinot, aš ėjau į polikliniką dėl padidėjusio spaudimo ir padažnėjusio pulso. Ir dabar matuoju ryte vakare. Iš centro 3 karto užrašau štai tokį lapelį. Ir išrašė, kaip sakiau, vaistų. Tai kol kas 1 kartas per dieną vaistų gerti, tai padeda iš tikrųjų, nebent vėliau nepadės, tai reikės padidinti dozę. Tai 2 kartus per dieną gerti, o šiaip geriu 2,5 mg kažkokių tablečių. Nu, lyg tai labai informatyvu. O dabar grįžkim prie siuntinio, kaip su keviuku nuėjom, pasiėmėm. Kaip man patinka, kai galima kivį nereikia kivio pririšti ir eiti į vidų, kaip Itelos paštomatai būna viduje parduotuvės. Ir čia aš jau išpakavus, todėl parodysiu, tai yra laukų šepetys išdrogas.
Jūs gal vėl sakysit, kad aš perku internetu, bet tai ar aš nueisiu į drogą ir nusipirksiu, ar aš internete rasiu ir nusipirksiu ir man atsiūs ir man reiks arčiau eiti. Atrodo, jisai tvirtas ir jisai yra su šerno šeriais. Tai va, tai tikiuosi bus geras ir nesulūš anksti, nes tas, kurį dabar kad keičiu, tai ne dėl to, kad nusibodo, bet dėl to, kad sulūžo mano šepetys panašų, nusipirkau, tik buvo be šerno šerių. Tai va tiek. Dabar nežinau dar, ką mes šiandien susiplanuosim, jeigu nelis, gal truputį išeisim pasivaikščioti dar, jau dabar ir su vyru, bet nežinom tiksliai, dar nesusiplanavom, kaip elgsimės, ką darysime, bet dar reikia pagaminti valgyti man ir ne man valgyti, bet man pagaminti. Šitas humoras. Tai va, ir tada galbūt susiplanuosim kažkur išeiti arba pirmiau išeisim, o paskui pagaminsiu valgyti. Atiduodu šunį į geras rankas, kurie susitaikė su tuo, kad jiems įkas. Ne, iš tikrųjų buvo taip, vaikščiojom po parką, o tiesa, dabar kai sakiau, kad eisim pasivaikščioti su Edmundu ir kivi vesimės, tai ir išėjom ir dabar einam namo. Ir tenai vienoje vietoje šeria balandžių žmonės ir voveraitės. Ir kokio velnio balandžiams nesutrumpina trupinių. Niekaip nesuprantu, po tujom numesta riekė duono šlape, nes po lietaus ir kivis išlindo ir aš traukiau jam štai iš nasrų tą duoną, ką žinau, gal su nuodais. Ir va, gerai, kad tualetinio turėjau, tai vyras ištraukė iš mano rankinukų, apsivyniau, dabar nebebėga kraujas. Žinau, kaip skauda, tai įsivaizduokite, jeigu taip įkanda, kad iki kraujų tai skauda. Ištakėme šokas, o paskui pradeda skaudėti. Tai va, kas norit kivio, kad įkastų. Ateikit, riekę atneškit ir tada ištraukit atgal. Tai tikrai kas, nes jau ką davėti, o mano ką radau irgi mano. Tai va, keliaujam namo gerai. Iki. Dar matot mūsų eglę papuoštą, tai kaip žinoma, iki 3 karalių. O kitos miesto eglės būna ilgiau nenupuoštos ir neišvežtos. Taigi mes norim šiandien pamatyti kitą eglę, ne Alytaus, o kitą, todėl važiuosime į Vilnių. Taip pat turime susitikti su 3 žmonėm per 2 dienas, nes šiandien yra šeštadienis, rytoj sekmadienis, tai per šias 2 dienas su 3, galima sakyti, draugiams susitiksim. Viena iš jų duktėtai, aš vėl sėdžiu prie savo aparato. Čia pildau, dabar būsiu išvykus, tai nepildysiu ir jau susiruošiam ir po 10 minučių išeinam iš namų į autobusų stotį, bilietai nupirkti ir važiuojam į Vilnių. Taigi, sekite kelionę, jeigu jums įdomu. Taigi, sakiau aš jums, kad mes turim išeiti. Iš tikrųjų, tai turim išeiti po valandos ir 10 minučių. Aš jau net batus apsiviau, bet kadangi jie dar šiemet nenešioti nuplauti, tai net nenusaviau, nes vis tiek eisim po valandos. Ir žodžiu, taip įdomiai išėjo, kad po 10:35 mums turėjo, mes galvojom, kad autobusas, o pasirodo 11:35. Ir dabar gaunasi taip, kad truputį dar valandą turim namuose. Tai viskas gerai, aišku, geriausia nevėluoti, o per anksti tai nieko baisaus. Esame lauke prie autobuso stoties ir dabar laukiame savo Vilniaus autobuso, nors sėdėm Kauno kryptyje, bet ten, parodysiu, yra žmonių labai daug ir ten nėra kur atsisėsti, kai mes čia sėdim susėdę. Jau turi tuoj atvažiuoti, nes atvažiuoja anksčiau negu sulaipina ir sėsim į savo vietas gal, kad paskui neišvytų. Laukiam antro troleibuso, važiuosim prie katedros. Liko 3 gal minutės kažkur ir atvažiuos. O kaip matot, už nugaros man geležinkelio stotis. Pats gražiausias pastatas
šitoje vietoje. Čia mano nuotrauka prie Vilniaus katedros aikštėje esančios eglutės. Nespėjau nusifilmuoti, tik tai nusifotografuoti, nes atėjo draugė ir išėjome pabendrauti į kavinę. Ten yra kafe su draugiam, mano klasiokiam nuo 4 klasės, ir dabar čia laukiam, kol mus kuo pavaišins. Čia aišku, visi jokiais nenori vaišinti, tai ne. Buvom su draugiam, pabendravom, dabar važiuojam troleibusu į dukters namus. Šiandien, sakėm, vakarienę valgysim pizzą. Užsisakysim į namus pizzą. Taigi dabar esame pas dukterį, truputį atsigulėm, visą dieną ant kojų. Išėjo mergaitė į parduotuvę, grįžo, eisim toliau bendrauti. Bendraujam virtuvėje, ten daug erdvės. O čia mes kaip ir apgyventinti svetainėje. Mums paklota lova ir mes čia miegosime. O jau mergaitė mėgo savo kambarį, arba kaip pavadinti jos miegamajame, nes kai gyveno dviese, tai buvo 2 miegamieji, o dabar, kai viena gyveno, tai čia padarė svetainę. Tai va taip, visai smagus laikas, oras nežinau koks ir dabar nesvarbu, nes mes esame viduje, o rytoj kažkur turėtumėm apie 7 valandą jau būti namuose. Tai pamatysite, ką mes rytoj veiksime. Nu ką čia veiksime, važiuosime namo, pabūsim, dar pabendrausim, bet žinot, kad kai bendraujame, aš nefilmuoju, tai nežinau, kiek čia bus įdomu, bet, kažkoks vlogas susilipdys. Jau atsigulėme miegoti, bet aš ne tai norėjau pasakyti, norėjau parodyti kokį keistą veidrodį. Jau nusikalbu. Laikrodį turi mūsų mergaitė. Paprašysiu operatorius parodyti, kad gerai matytųsi. Matote, fone yra žibuoklės, dėl to, kad duktė yra gimus tuo metu, kai žydė žibuoklės. Taip pat, ne mane, dar vis laikrodį. Taip pat yra parašyta 1999 4 vietose, o tai reiškia, kad ji gimus šiais metais. Todėl valandus rodo skaičiai nėra tiek kaip valandų, bet vis tiek visi mintinai žino, tai čia ne problema. Čia buvo tik tai dėl to, kad būtų labai labai simboliška. Tai va tiek. Taigi dabar yra jau rytas, atsikėlėm, sninga už lango. Vilniuje gražu. Vaikus su rogutėm vežioja, viskas gerai, mikrofoną pamiršau. Na ir mes dabar jau po kokių 10 minučių išeisim ir važiuosim į autobusų stotį ir tada į Alytų. Tai va, o duktė čia liks sulaukti savo kačiukų, nes jinai turi katytes, o kadangi buvo išvykus, tai katytės buvo kitur prižiūrėtos. Tai va, tokie reikalai, mes nespėjom pamatyti katyčių, nes mes anksčiau išvažiuosim. Man labai patinka katės, bet tik tai, kad kai mušasi, tai nelabai. Taigi dabar jau susiruošėm viskas, tik tai ir užvalgėm, ir atsigeriam kavos, ir beliko tiesiog pabendrauti dar 10 minučių. Jau einame į stotelę, truputį sninga, tai čia yra Antakalnio rajonas. Tai va, dabar jau stotelė tuoj bus ir važiuosim į stotį. Dabar esame laukimo salėje ir po 20 minučių autobusas į Alytų, o mes dabar dar buvom neseniai susitikę su draugė čia stotyje, pakalbėjom kokią 15 minučių ir jinai norėjo pasivaikščioti, tai išėjo. Tai ką, liko 20 minučių ir važiuosim namo. Kivi sakė, parveš, kai sutems, bet mes kol parvažiuosim ir sutems ir iš tikrųjų Kivis jau bus namuose. Mes autobuse greitai išvyksime, jau temsta, todėl taip prastai matyt, lipa žmonės į autobusą, mes jau sėdim savo vietose. Tariu, kad Kivis labai audringai reaguos į mūsų grįžimą, todėl netgi galvoju pafilmuosiu, kad jūs matytumėt, kaip jis elgiasi. Pasivaliu kojas,
miegotos. Nu, žiūrėsim, ar labai pasveikęs, nes iš tikrųjų... Ai. Grįžo paskyta. Girdit? Girdit, ką? Ai. Tu nekalbėkit, bandai, aš noriu, kad žmonės išgirstų. Girdit, kaip dainuoja? Va, nu nelabai. Buvę, kad jis jau net lojo iš džiaugsmo, bet tiek to. Aš ryte ir vakare turiu matuoti spaudimą, kadangi jis yra truputį aukštas ir aš vartoju nuo to vaistus. Ir tam matavimas reikalingas, kad galėtų nustatyti, ar reikia didesnės dozės ar ne, bet šiaip spaudimas lyg ir normalus. Aišku, aš dabar negerai darau, kad kalbu, nes kai matuoji nereikia kalbėti, tiksliau negalima, bet čia yra pirmas matavimas, o reikia užsirašyti trečią iš eilės matavimą. Todėl aš dabar jums netgi ir pasakysiu, koks pirmas matavimo rezultatas ir koks buvo vakar. Taigi dabar jau baigia matuoti, bus aukštas matau. Gerai, nes tik ryte geriau tabletę. 158 ant 109. Čia labai aukštas, nes vakar buvo 100... Ne, vakare nesimatavau. Už vakar buvo 136 ant 89, o dabar 156 ant 109. Tai trečias yra jau net 142 ant 100. Tai kaip ir viršutinis pamažėjo daugiau nei 10, tai šitą užrašau. Šiandien yra 5 diena, todėl užrašau 5 dienos eilutę. 142 ant 100, tai čia jau labai apatinis didelis, bet pulsas normalus, 73. Tai va, o dabar manau, kad reikia nupuošti eglutę. Šventės baigėsi, rytoj 3 karaliai ir baigėsi ne tik šventės, taip pat vlogas baigėsi. Todėl jeigu patiko šitas vlogas, spauskite patiktuką. Prenumeruok kažką Kevisėdą. Prenumeruokite mano kanalą. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje, susiradę Loreta Mažonė. Ten yra filmukų, dalykų, kuriuo aš nedėjau į YouTube. Jeigu įdomu, galite 1 euro paremti ir pažiūrėti viską ir tada jau neberemti. Žodžiu, pigiau grybo. Taip pat galite užeiti į Facebooko grupę Vlogerė Loreta Mažonė. Ten visi, kurie nori, ten būna nuotraukų ir taip toliau, bet aš Instagramos taip nenaudoju kaip Facebooką. Tai va, užeikit. O dabar, ate!